Čia prieš porą dienų įkėliau video, kad atlikti jaunuolynų ugdymai. Ir jie buvo atlikti ne tik nekokybiškai, bet intensyvumas buvo per silpnas, per mažas. Medžiai palikti per arti vienas kito. Tai dabar pataisė per vieną dieną. Kitą dieną atvažiavo, viską išpjovė, padarė, atvažiavo apsižiūrėti, ar viskas teisingai dabar padaryta. Ir dabar tai vat čia realiai vat jau dabar yra tarpai tarp medžių teisingi padaryti, kas 2-3 metrai. Patys beržai, pavyzdžiui, palikti geriausios kokybės. Per tokį mišką jau yra gan sudėtinga, bet pasivaikščiot yra būtina, kad apžiūrėti visą valdą, kaip jinai atrodo. Svarbiausia, kad medžių viršūnė susiliestų vėjo metu ir tada neišlinks. O čia tos biomasės būtų buvę labai daug, bet nekirtau dėl to sugyvėtina, kad nedidelis plotas 1,5 hektarų. Čia vis tiek patingėjo nukirsti. To darbelio čia buvo padaryta, atlikta. Čia šitą žabariną čia šitie sukris savaime. Viskas čia gerai. Va, čia rasti kelią. Čia visur šlaituota vieta, čia antra grupė šlaitinė augavietė, nesikerta, ten yra žolynas. Čia vat nekertamos sklypo dalis, kur pagal visas taisyklės turi pasilikti stovėti medžiai. Eglutė viena, antra, čia šlaitas jau įsibėgėja. Ten status ir va, kokie ąžuolai nesikerta. Stambus. O čia šitie ilgai dar žalios ir gyvos. Ir jų čia yra aibė. O kokie gražuoliai. Eglutės ant ardo ąžuolai neauga, neleidžia augti. Ten ąžuolas dar. Šlaitas gan status. Žaliuks. Koks viens sausas. Na, va čia šitie. Užaugę. Visas gojus. Galiūnai. Čia su klevais. Klevas, ąžuolas, klevas. Čia vat viršui šlaitas, tai čia užkilti no šansų. Beržai.
Va kartu, kai auga su egle, kokie užauga. Tiesus. Gražus. Tikrai ne viską kertam ir pasiliekam pagal taisyklės, kas yra viskas privaloma, saugom ir taip toliau.